Nu, zdarovo, bachurai, zdarovo, ką jūs, kaip jūs. Nu, va, paskutinė istorija apie kurmtarkonius. Reiškia, vaikšto mes su Amanda per vestuvės, vaikštom ir aš galvojau savo jo planą, kaip mes sprūksim. O prieš tai aš žiūrėjau į filmą, kaip vienas žmogus, juodaodis, ėmė įkaitus. Tai aš galvoju, gal man tą taktiką, žinai, pabandyti ir čia. Tai reiškia, aš stoviu toks, o ten matau, tas glavnas kurmtarkonis vaikšto su savo ten kažkokia žmona, dar toks, žinai, didelis toks, o gerai apsirengęs. O aš toks stoviu, opa, taip, salto, padarau salto, pribėgu prie jo, užgurliu, jų paėmiau, su pirštu jam, opa, spaudžiu, tipo, žinai, jis toks pradeda drebėti. Aš sakau, Amanda, let's go. Paėmiau tą tarakoną, Amanda prie manęs. Ir mes nežinome, žinai, aš sakau, stai, žinai, visiems, stovėti, tipo, žinai. Ir mes pribėgam prie to urvo, su to tarakonu, su Amanda einam prie urvo. O išėlė, kad tie kurmtarkoniai, jie, reiškia, skraido. Ir mes pribėgam prie to urvo. Ir mes trys, aš, Amanda, tas tarakonas, vuk, ir skrendam. Iš pradžių, karoči, į Norgę mane, vuk. Išlaipino mane tas kurmtarkonis. Aš Amandai sakau, Amanda, irgi dėk jam pirštą čia ir varyk, karočiui, į Ameriką, į tą. Mes atsisveikinom su Amanda, su tavo kurmtarkoniu ir viskas. Ir ačiū Dievui, mes pabėgam. O tokia bachūra istorija. Ačiū Jums, kad žiūrit.